Labas vakaras visiems. Pirmadienis, pradedam darbo savaitės dieną ir matyt net kompiuteris stringa. Tai dabar sveiki atvykę į šou, parašykit man pliusiukus, kaip mane girdit. Ar yra garsas? Marija, ačiū labai, garsas yra, mane girdit, aš šiandieną bandysiu be ausinių kalbėti, pasižiūrėsim kaip gausis, ar iš tikrųjų paskui turėsim palyginimą, kitą kartą geriau dėtis ausines. Matau kol kas, kad mes esam keturiese. Taip, priminsiu situaciją, kad jeigu nors negirdite, rašote iš karto minusus, kad aš matyčiau, nes aš jūsų negirdžiu. Tačiau, jei visi rašysit minusus, suprasiu, kad pas mane problema. Jeigu mes matysim minusą tik pas kažką, tai aš suprasiu, kad yra pas tą žmogų tik problema ir tas žmogus taip pat supras. Tai norėčiau pakartoti vėl taisyklės įėjimo. Šiandien mes turim webinarą paskutinį kartą šitam kambarį. Tai buvo sukurtas kambarys, kaip aš jums sakiau, bandomajam etapui ir kadangi jau šeštadienį aš jau buvau akredituota kaip kompanijos speakerė Lietuvos teritorijoje, kuri webinarus veda lietuvių kalba, taip kad iš tikrųjų nuo ketvirtadienio turėtų mums būti sukurtas jau pastovus Lietuvai skirtas webinarų kambarys ir aš apie tai mūsų lietuviškam čate, mūsų visiems partneriam pranešiu šitą nuorodą ir ta nuoroda taps pastovi lietuviškiam webinaram. Priminsiu, kurie kartojasi pirmadieniais, ketvirtadieniais 19 val. Lietuvos laiku ir šeštadieniais mes turim webinarą 16 val. Lietuvos laiku. Ateityje dėl šeštadienio galėsim pasitarti, rašykite į čatą, ar tikrai tinkamas laikas tiem žmonėm, kurie darbo dienom negali pasiklausyti mūsų webinarų. Dabar būtų labai smagu įeinant ir pasirašant savo vardus, paminėsiu tvarką. Jeigu esate atėjęs partneris, kaip sakoma, nemokamų kelių kompanijoje žengiantis ir statantis savo komandą, tai būtinai rašykit savo vardą ir aš suprasiu, kad jūs esate partneris. Jeigu jūs esate DSS, šalia turit data starter paketą, rašot šalia savo vardo daina DSS. Jeigu jūs esate data mineris, rašote prie savo vardo data mineris ir jeigu jūs esate svečias, man būtų labai šaunu, kad jūs parašytumėte savo vardą ir šalia žodį svečias, nes aš matau dabar registraciją, pas mus yra nelabai ir nežinau, iš Marijos kompiuterio irgi transliuojama yra ir vardas yra Renata DSS. Įtariu, kad jie dviese sėdi prie vieno kompiuterio. Ar iš tikrųjų Marija yra taip? Ir jeigu svečiui parašyti savo vardą būtų kreiptis vardu, tai aš labai, man yra šilčiau, kada aš galiu į žmogų kreiptis vardu. Tai laukčiau. Ar manęs negirdit, gal kad nėra pasakymo? Svečio vardo nežinau ir prie Marijos yra parašyta Renatas DSS ir nelabai suprantu, ką tai reiškia. Ar Marija jūs kartu žiūrit? Ar vietoj Marijos jos kompiuterį yra
žiūrovas Renatas. Kartu žiūrite, viską tvarkoj, o svečio vardą norėčiau žinoti ir kas jūsų sponsorius. Jeigu nesunku, pasakykit, prašau, parašykit, bus malonu. Sveiki, Algi ir sveika Irena. Tikriausiai jūs esate mūsų partneriai ir einantis kol kas nemokamų. Ar iš tikrųjų yra taip? Pasilabinkim, mūsų yra nedaug šiandieną, galim visau su kiekvienu pasisti. Irena yra DSS, malonu Irena, šaunuolė. Ir Algis. Marija šiaip turi įeiti. Marija, data mineris vienas Marija. Reikia pratintis prie savo titulo. Senai partneris Algis, malonu. Algi, laukiam tave DSS gretose. Ir svečio nežinau. Nežinau, kokias esame penkiese. Reiškia Renatas 6. Marija, pratinkis Marija iš tikrųjų. Na ir svečias, matyt, bus svečias. Gerai. Kol kas noriu pasakyti jums šiandieną naujienų apie naują paketą ir dar negaliu papasakot, ką apie save reikš DMS bus paketas toksai. Čia aišku žmonėm einantiems biznio keliu apie tai, bet kol kas esmę maždaug žinau, bet norisi sužinoti smulkmenų, todėl nieko negaliu papasakoti ir nenoriu net dabar bandyti apie tai šnekėti. Nenoriu nusišnekėti. Arba ką nors klaidingai perteisti jums. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, noriu pasakyti, kad šiandieną padariau kelis video, jie dar nesumontuoti. Sumontuosiu apie tai, aš su People and Connection Mastercard kortele parduotuvėje apsipirku. Kad jūs tikrai matytumėt, kad su šita kortele galima apsipirkti, kad viskas tvarko, jokių trukdžių nėra. Taip, kad tas video galėsit iš tikrųjų mano kanale pasižiūrėti. Dar esu perdavus į mūsų chatą mano padarytas įrašas, gan trumpas 20 minučių. Jeigu kam reikia paaiškinti savo partneriam projekto esmę ir jums dar sunku tai padaryti, jūs laisvai galite paimti mano šitą įrašą, rasti jį mano YouTube kanale. YouTube kanalas labai paprastas, vadinasi Daina Markinienė. Arba trumpa bus prezentacija, jis pavadintas, arba mūsų čate aš esu įmetus šio video linką. Naudokit, kažkam tai sako padeda. Kažkas tai pagyrė, kad labai viskas aišku. Va, tai čia vienas dalykas. Kada žmogus vis dėlto nusprendžia ateiti ir galbūt nesulaukia mūsų webinaro, jūs galite taip pat mano visus webinarų įrašus matyti taip pat mano kanale. Gal kam nors reikės šito įrašo, norint plačiau papasakoti žmogui, nesulaukus webinaro, biznio kelią. Ypač tenai yra išplėstas webinaras, gan ilgas, ir tenai yra plačiau išdėstyta apie biznio kelią. Taip, kad manau, jie praverks. Webinarus darysiu visus, parodysiu jums, kaip piniginiai nusiskaitė pinigai. Perkant prekes, jokie procentai nenusiskaičiavo, tik tai pervedant į piniginę ir iš piniginės į kortelę. Yra šiokie tokie nusiskaitimai, nedideli. Ir anksčiau man gan greit iš kabito nuėjo mano piniginę virtualią, na ir paskui iš virtualios piniginės jie gan greitai pateko į mano kortelę. Taip, kad pasižiūrėsiu, biškį noriu paanalizuoti, kad suteikti informaciją. Trečias dalykas. Mūsų data minerių jau yra 6, gal ant dienų čia bus jau ir 7. Pasižiūrėsim, kaip tai įtakoja pinigam. Šią savaitę data mineriai šiek tiek gavo pinigų. Aš noriu pasakyti, kad tie pinigai kiekvieną dieną didėja.
Bet kadangi mano titulas buvo apsigintas penktadienį gerokai po pietų, man šiandieną įkrito 33 eurai. Iš tikrųjų, kaip yra, nežinau, Marija su manim beveik tą pačią dieną, gal dieną anksčiau tapo data mineriu. Marija, gal gali pasidalinti, kokią pinigų sumą šiandien gavo data mineris tu savo kabinete? Marija yra? Matau, rašo. Marija, kaip tu nežinai? Tau neįdomu pasižiūrėti, kiek pirmadienį tau už šitą titulą sumokėjo kompanija. Tugi kaip ir aš. Savaitės pabaigoje įsikovojom šitą titulą. Normaliai, reiškia, nereikia žmogui pinigų, nu super. Marija, reiškia, Marija nuo dušios dirba kompanijoje ir visiškai ne pinigai jai svarbu. Nu ir šaunuolė Marija. Bet būtų smagu iš tikrųjų, kad tu pasižiūrėtum į savo kabinetą ir mes galėtume webinaro metu dar sužinoti iš tavęs, nes aš pasakysiu, kodėl taip svarbu. Labai mėgstu skaidrumą ir labai nemėgstu, kada ir man ką nors meluoja, arba man kažką tai padidina, norint priviliot mane į kažkokius tai projektus. Visiems reikia tų pinigėlių. Ir žinot, tai yra vienas iš motyvų parodyti žmogui, kiek pakeitęs titulą tu gali užsidirbti. Todėl, lai tai būna galbūt kažkieno tai įvertinta, galbūt nelabai gražiai šia poelgiais, kad mes čia pasipasakojam, kiek kas uždirbam, bet noriu pasakyti, projektas tik prasidėjęs. Mums dar nėra, dabar galvoju, vasario vidury bus 2 mėnesiai. Mes perlipom jau 13 126 šiandieną, žiūrėjau, mūsų yra partnerių per visą pasaulį. Taip, kad yra iš tikrųjų įdomu ir žmonėm yra labai svarbu, todėl kad kiek mes uždirbam, todėl kad internete yra labai daug apgavystės, labai daug žmonės yra nusivylę, todėl manau, kiekvienam bus svarbu sužinoti. Jiems svarbu projekto pradžioj žinoti tiesą, kad nors 30 eurų savaitę, bet jie ateina į kišenę, kol kas nieko per daug nedarant, tik dalinantis idėją ir kviečiant partnerius į savo būrį. Taip kad, jums leidus kol kas žmonių daugiau pas mus nepasirodė, aš kaip visą laiką pradėsiu savo prezentaciją People & Connect mūsų prezidento nuotraukos ir pasakojimą apie jį. Aišku, kas manęs nežinote, aš esu Daina Markinienė, aš esu nuo pat pradžių šios kompanijos partnerė, esu 6, kuri tapo Data Miner 1, užėmė biznio kely šitą titulą. Ir savo pavyzdžių bandysiu jums parodyti, kokią naudą mes gauname, turėdami šitą titulą. Ir esu galutinai patvirtinta kompanijos speakerė Lietuvai. Taip, kad mano visi nuopelnai šitoj kompanijoje. Pradedam. Tai kasgi yra tas People & Connection, jis kur atsirado? Kodėl verta čionai būti? Žinot, mes visi galvojam, kad turim kažkokį tai turim privatumą. Iš tikrųjų, mums jo ir reikia. Netgi mes, būdami labai žmonės mėgstantis bendrauti. Pavyzdžiui, aš iš tikrųjų mėgstu bendrauti. Iš tikrųjų patinka būti žmonių sambūryje. Bet net tokiam žmogui kaip aš ir manau labai daug žmonių, kurie skaito save kompanijos sielą, jiem irgi reikia pabūti vieniem, jiem irgi reikia turėti kažką tokio, kur gali pasakyti, kad aš saugus.
aš noriu pabūti vienas, manęs nieks nemato, aš atsipalaidavau ir galiu leisti savo pabūti galbūt, kažkoks kitoks tuo momentu, ar ne? Tačiau pasirodo, šiame pasaulyje, va taip nebūna, mūsų užvaldęs internetas. Ir per internetą yra didžiausios galimybės sekti kiekvieną mūsų žingsnį. O kaip čia viskas vyksta? Tai va šitas klausimas iškilo ir mūsų prezidentui, Fabrice Caravie, idėjos autorius, kaip aš sakau, šiek tiek pašėlęs, šiek tiek išprotėjęs žmogus. Bet man visą laiką tokie žmonės imponavo. Aš pati skaitau save, kad aš esu tokia. Dėl to, kad tik tai lengvai išprotėję žmonės priverčia žmonėje eiti į priekį. Jiem visą laiką nors įdomu, jiem keliai, kai kuriem atrodo neįmanomi, yra galimi, kliūtis įveikiamos, todėl tiem žmonėm iš tikrųjų yra sunkiau gyventi. Tačiau jie nesako, kad tai yra sunkumai. Jie tiesiog žino, kad jie tos sunkumus įveikia, pasieks savo svajonę. Tai va Fabrice'as, žmogus su 30 metų darbo stažu tinkliniam marketinge, turintis didelę patirtį, vedęs paskui save žmonių stadionus, surinkęs be galo daug gerbėjų iš visų šalių, žmogus, kuris dabar save vadina biznio treneriu, kurio klausosi ir paskui jį seka daug žmonių nesusiję su mūsų projektu. Tačiau mes turim tokią galimybę. Man be galo smagu dar ir tas Fabrice'o bruožas. Fabrice'as yra labai paprastas. Jisai leidžia priartėti prie jo labai arti. Mes visi, kurie pradėjome eiti biznio keliu, turim galimybę šeštadienį su juo susitikti virtualioje erdvėje ir labai pasišnekėti šiltai, kartais ir nešiltai. Kartais Fabrice'as mums, žinot, žodinė tvarka išperia kailį, mūsų purto. Tačiau mes turime girdėti tą žmogų, kuris yra sėkmingas. Šiais laikais labai svarbu. Aš kažkada taip pati galvojau ir turėjau tokius žmonės, su kuriais eidavau į projektus, kuriem tikėdavau. Ir žinot, paskui susimašiau, kodėl aš turiu eiti paskui juos, jeigu jie nėra sėkmingi. Jie tuose projektuose aukštumų kažkokiu tai neužėmė, tai kodėl aš turiu eiti su jais. O čia mes turim galimybę lygiuotis, mes turim galimybę išvengti kažkokių tai klaidų. Todėl Fabrice'as atnešė mums šitą projektą. Jo iš tikrųjų tai jau pasaulietinis žingsnis. Projektas tai yra misija gyvenime žmogui, kuris viską pasiekė, kuris įgyvendino visas savo svajonės. Dabar jis nori atiduoti savo dalį pasauliui. O kokią dalį nori atiduoti? Iš tikrųjų pasidarė labai svarbus uždavinys. Kaip aš ir sakiau, apsiginti save nuo to, kad pabūti vienam, ramybėje, atsipalaiduoti. Dabar niekur žmonės negali pasislėpti nuo svetimų akių. Ir mes visą laiką galvom, kad tai yra svarbu tik tai tiem, žvaigždėm, šou biznio atstovam, aktoriam, vadovam, karalienėm, kurie bėga nuo tų reiškia, žurnalistų. Tačiau mums irgi svarbu. Ir pasirodo, mūsų visus lygiai taip pat seka kaip ir jūs, kaip ir tos karalienės ir tos premjerus. Mes irgi labai svarbus. Ir žmogus, turintis uoslę biznyje, Fabrice'as apie tai susimąstė. Jisai tą idėją paskelbė ir pasakė žmonijai, ar jūs suprantat, kad jūs esate kaip ant delno? Jūs
jūsų kiekvieną žingsnį seka. Ir seka ne bet kas. Seka didieji interneto liūtai. Jūs atėjote į Facebooką, jūs atėjote į YouTube'ą, jūs atėjote į Twitterį, jūs atėjote galbūt, nežinau, kas nors naudoja kitus socialinius tinklus, jų yra dabar daug, ir jūs galvojate, kad jūs čia atėjote nemokamai, kad jūs atėjote turėti džiaugsmą susirašinėti, rasti pažintis. Taip, tai yra irgi labai svarbu, bet mes nemokamai čia atėjom. Visi šitie didieji liūtai pasinaudojo mūsų atėjimu. Jie suprato, kad jie apie mus dabar gali rinkti duomenis, nes mes patys viską jiem papasakojam ir išduodam kiekvieną dieną, kaip mes miegojom, kaip mes jaučiamės, kokia mūsų šeima, kur mes atostogam, ką mes nusipirkome. Ir jie tos duomenis rūšiuoja. Kada jie surūšiuoja? Žmonijos, kuri lankosi šitam socialiniam tinkle duomenis, jie tos duomenis sėkmingai parduoda. Bet parduoda be mūsų žinios. Jie tiesiog paima ir mūsų apvogia. Jie parduoda susegmentavę mūsų duomenis kam mes labai esame įdomus. O šitame pasaulyje, kuris yra nežmoniškai įsuktas į vartojimo krumpliaračius, mes esam labai svarbus, nes mes perkame ir prekes, ir paslaugas. Todėl visi gamintojai, visi reklamos davėjai, visi pardavėjai paslaugų mušasi dėl tikslinės auditorijos. Kas yra tikslinė auditorija? Kiekvienas pardavėjas, jis nori labai tiksliai pataikyti savo pirkėjo akim ir ausim. Kiekvienas pardavėjas prieš tai, kaip gamina paslaugą arba prekę, jisai nusistato savo tikslinę auditoriją. Net ir mūsų prekybos tinklai turi tam tikrą tikslinę auditoriją, į ką jie paskui labiau orientuojasi. Koks procentas žmonių, kokio amžiaus, kokios veiklos daugiau ateina pas juos apsipirkti. Ir į tai yra orientuotos prekės ir akcijos. Lygiai taip pat ir visos kitos prekės pasaulyje gaminamos. Jiem reikia tikslinės. Jie nori iš pasiūlytos reklamos gauti didesnį procentą pardavimų pasaulyje. Konkurencija be galo didelė. Reiškia būti pirmam. O kad pirmam reikia kažkokiu tai būdu sumokėti pinigus ir pirmam sužinoti, ko žmonės domisi, koks domėjimosi procentas, jeigu tai yra kažkokia tai prekė ar paslauga. Ir kur tie žmonės yra išsidėstę, kad jiem pateikti šitą reklamą ir būti pirmiem. Jiem labai svarbu, nes tokių gamintojų kaip jis yra milijonai. Ir jie mušasi dėl mūsų. Vien tik tai Europoje elementarūs duomenys apie mus, amžius, lytis, vedęs, nevedęs, aukštasis, neaukštasis mokslas, tik už šituos duomenis perkama ir parduodama. Ir šita apyvarta sudaro metinę tik Europoje 330 milijardų dolerių. Tai yra, grubiai mėnesį 30 milijardų. Jūs pagalvokit biški, kokia tai suma. Ir tik Europoje, aš nekalbu apie visą pasaulį. Gal kažkokiose šalyse žmonės, kurioje iš tikrųjų pragyvenimo lygis labai žemas, kokioj, nežinau, Afrikos genty. Tai ten ne. Bet aš kalbu dabar apie išsivysčiusią Europą. Tai pasižiūrėkit, jeigu tokius pinigus sutinka mokėti, reiškia, taigi yra iš ko mokėti. Taigi uždirba, reiškia. Negali, jeigu į minusą mokės tokius pinigus, tai už 2 metų užsilenks visa gamyba ir niekas neturės pinigų toliau gaminti kažkokias prekes. O dabar moka ir moka ir moka. Todėl Fabrisas ir sako, tai palaukite, jeigu mes visi su jumis esame pagrindinis taikinys, taigi už tai, kažkaip tai duokit mums tų pinigėlių nors biškį. Ir šitą idėją išrutuliavo. Jo idėja ir yra sukurti kompaniją, kurioje būtų šeima, grupė, pasaulio žmonių, kurie pasakytų, negalima be mūsų žinios naudoti mūsų duomenų. Negalima rodyti mano
erdvėje reklamos be mano žinios ir nemokamai, jeigu jūs už tai ima didžiausius pinigus. Sakykime, jeigu tai būtų pasaulyje labdara, kažkaip tai visi savo valios pasidalintų tais duomenim ir siūstų čia mums tą reklamą. Nu tai mati bala. Bet vėlgi iš ko gyventų tas Facebookas. Jam reikia iš kažko tai gyventi, ar ne? Jis turi kažkokių griebtis, visokių dalykų. Tai va, Fabrisas nori, kad mes atėję šitą kompaniją, taip pat pagal kompanijos pateiktas anketas atsakytume visus klausimus. Per laiką tai tų klausimų bus apie 400. Mes tiesiog susidėliosim visi į tam tikras lentynėlės. Ir tą kartoteką turės People and Connection. Kada reikės amžiaus, ištrauks tokį amžių iš savo lentynėlių. Kada reikės tik moterų, ištrauks moteris. O gal tų moterų reiks su tokiu amžiumi ir būtent Lietuvoj. Taip, kad labai lengva bus segmentuoti. Bet jisai įsidėrybas ir pas jį eis, pas mūsų kompaniją ateis tie didieji tinklai, arba gamintojai ateis netgi, suartins mus ir gamintojus, išims tarpinę pinigų vartojimo grandį ir susitars. Prašau, aš turiu tokių žmonių, kaip tau reikia, 1 milijoną. Tokiose šalyse tau tik reikia. Prašau, susegmentuosiu į tokias šalis. Bet norim, kad tu parodytum reklamą, jiem prašom. Yra sutarties tokia kaina. Ir kągi, kada susitars, tada jau kompanija kreipsis į mus. Ir kiekvienam, kurie patenka į tą segmentą, kiekvieno bus paklausta, sutinki, kad tavo duomenys bus nuomoti. Sutinkam, viskas tvarkoj. Mums pradeda kapsėti pinigai už tai, kad mūsų internetinėje erdvėje bus parodoma kažkokia tai produkto reklama. Nesutinkam, taip pat tvarkoj. Nesutinkam, norim švaraus ekrano, nenorim, kad mums filmą žiūrint internete, kas 10 minučių išlystų reklama, viskas tvarkoja ir nereikia ir nerodys mums. Bet mes būsime ramybėje, bet žinosime, kad mes negaunam už tai pinigų. Gal ateis laikas, kada mes norėsime gauti, nes pamatysim, kaip mūsų kolegų už tai nieko nedarydamas, guli pliaže, ateina paskui su mūsų kortele ir nusiperka restorane pietus, kurių galbūt kažkas negali sau leist nusipirkti. Ateis toks laikas, bet mūsų turi būti didelė komanda. Šiai dienai Fabrisas aiškina, kad nors 200 000 mūsų turi susirinkti ir tai planuoja kompanija padaryti maždaug per 6-8 mėnesius, kada mes jau galėtume ateiti, žinot, įsiremti rankas į juosmenį ir treptelti kojelę ir pasakyti kažkokį tai savo, žinote, savo norus kažkokius tai pasakyti. Ypač kada jie yra įrėminti pinigų rėmelėje. Nes jeigu mes ateisime pavieniai ir kažką pasakysim, tai mūsų to treptelėjimo niekas neišgirs. Fabrisas profesionalas, komanda jo labai stipri, dirba keletą metų ir tie patys žmonės, kas yra labai svarbu. Žinot, aš klausiau vieno indo pasakojimą apie Fabrisą, kuris kartu dirba jo komandoje. Man labai patiko, kad jisai pasakė, kad Fabrisas gyvena pagal moralinės normas. Šiais laikais tai yra labai svarbu. Ir jisai ne tik gyvena pagal moralinės normas, jisai ir dirba pagal moralinės normas. Žinot, man šiais laikais iš tikrųjų jau bloga nuo to, kaip nesiskaitoma su žmonėm. Jau žmonės daro pagrindinį biznį, žmonių rankos ir galvos, samdiniai, daro pagrindinius pinigus. Su jais nesiskaitoma, su jų patirtim nesiskaitoma. Taip, ir po kažkurio tai laiko jautiesi iš tikrųjų nereikalingas, atsidavęs labai daug ir atidavęs savo gyvenimą labai daug. Fabrisui yra kitas požiūris, užtat mane jis dar daugiau papirko, kada aš apie jį pradėjau daugiau ieškoti informacijos ir klausyti, ką apie jį šneka kolegos. Taip, kad visą laiką mane užbūrė žmonės, kurie turi idėjas, kurie patys parodė pasauliui, kad jie gali ir kad iš vis yra įmanoma tai padaryti. Labai svarbu šita motyvacija. Taip, kad socialinio marketingo kompanija, kaip vadina Fabrisas, ir ką, pasikvietėm draugą.
draugas mūsų nutarė tapti mūsų partneriu, paėmė nuorodą jūsų referalinę ir įsistatė internetinį laukelį. Ir išlindo ratas baisių akių, kurie sušiurpina tą vaizdą, tačiau šito efekto ir norima siekti. Norima jums parodyti, kad aš tave seku, tu esi matomas visur ir tu negalvok, kad mes apie tave nieko nežinom. Aš kažkam tai pradžioj pradėjau aiškinti apie šitą projektą ir sakyti, mūsų duomenys nuomosis. Man kažkas sakė, aš neduosiu, aš čia mano duomenys. Tai žinot, duokit jūs ar neduokit. Mūsų ant tiek žino, kam reikia. Aš kažkada turėjau tokį juoką, kad iš tikrųjų žino mano apatinių spalvą. Ir mano visus analizus žino geriau, negu aš pati žinau. Tai kada reikia, tai viskas kaip ant delno. Tiesiog gal mes patys dar nelabai kažkam įdomus taip giliau, bet iš tikrųjų sužinot apie mus. Viską labai įmanoma ir lengva šiais laikais. Va, taip kad stebi mus ir kada tik tai žmogus su referalinė nuoroda pas mus užsiregistruoja, tai net mūsų projektas jam iš karto pasako, iš kokio kompiuterio, koks IP adresas, iš kokios tu šalies, kokiam browserį esi ir kas tą browserį aptarnauja. Iš karto. Tai tik mūsų kompanija, kurie visiškai nesispecializuoja šnipinėjime, jinai jau gali tą pasakyti. Ar jūs nesusidūrėte, ypač su mūsų smartfonais, Samsungais, iPhone'ais, iPad'ais, kada mes norime ką nors instaliuoti, norim atsisiųsti kokią programą. Mūsų iš karto užklausia, programa prašo prieigos prie jūsų duomenų, programa prašo prieigos prie jūsų fotoalbumo, prie jūsų mikrofono. Ir ką, mes nuspaudžiam iš karto, aišku, mes sutinkame. Sutinkame duoti tą prieigą. Ir šaunuolė, kad sutinkame. Viskas kaip ant delno, ar ne? O kada mes einame kažkokius projektus, kada mes norim atsisiųsti kokias knygas, mes turime tenai pasirašyti vardą pavardę, kai kur telefonus ir Skype'us. Būtinai elektroninį paštą turim savo parašyti. Ir aišku, turime uždėti stebuklingą varnelę, kad tą, ką mes norime, mums atsiųstų. Ir kaip aš sakau, uždėkite ranką ant širdies. Kiek kartų atsidarė tas sąlygas, kur padėjot varnelę ir pasakėte, aš sutinku su projekto sąlygom, aš sutinku su ten kažkokio tai programos sąlygom, ar ne? Ir pažiūrėt, kas ten yra. Ten kaip bankė, kada imat kredito sutartį, bankas taip tau vis rašo, kad tau nieko nesuprasi. Bet kada reiks, patikėkit, niekados nebūsite teisūs. Ten būtinai viską, arba draudimo kokioj sutartį. Būtinai yra paslėptas kur nors šuo. Taip ir ten. Ten pirmiausia yra sutarties sąlygos, ten per 5 lapus, o niekas gali perskaityti, užtat neskaito. Ir kokiam 4 lape būtinai bus mažom raidėm parašyta, kad aš sutinku, kad šita kompanija mano duomenys perduotų trečiai šaliai. Bet ir yra pagrindinis dalykas. Uždėjau auksinę varnelę. Ir jeigu bandysim ką nors pareikšti teisminius kažkokius tai nuosprendžius, jisai parodys mūsų varnelę padėtą. Mes visur apsidėjome varnelėm. Mes visiems leidome apie save žinoti. Mes esame patys susitvarkę va šitą nesaugią. Tačiau People and Connection sako, taip, įsijungia man. Įsijungia. Tačiau mes, manau, jo, dingo.
Marija, parašyk, ar viskas tvarkoja. Ok, ačiū Marija. Marija mano moderatorius, mes po ramutės abidvi esam data mineriai, vienas tai vieną kitą labai, žinot, solidžiai palaikome. Ačiū Marija tau. Tai va, People Connection sako, klausykite, virusas, pasaulinis virusas, apsukęs, apraizgęs visą pasaulį. Mes čia galvom, kad čia sveiki esam. Nesveiki mes esam. Apvogti prie viso to dar esam. Ir People Connection sako, o mes turime priešnuodį prieš jūsų virusą. Mes norime jums padėti, mes norime jūs išgydyti ir prie viso to mes norime, kad jūs dar ir geriau gyventume, gavę finansus. Na, nuo tokių milijardų gauti iš tikrųjų keletą procentų, tai būtų fantastika, ar ne? Ir aš manau, kad daug kas televiziją žiūri ir tikrai su daug ko susidūrėt, kaip yra šiais laikais šnipinėjami net aukštų rangų žmonės. Ir valstybės aukšti pareigūnai, kur iš tikrųjų labai didelė apsauga padaryta. Internetas tokia terpė. Internete yra žmonių, kurie, nežinau, pralaužia, yra specai. Ar ne? Tai vat ir sukurtos dabar šnipės, kompanijų šnipės, kada tu ateini į puslapį ir tu galvoji, kad tu esi tam puslapį, iš tikrųjų tave prie to puslapį jau prisijungia 3 šnipės kompanijos, kurios stebi, ką tu ten darai. Kokią reklamą tu žiūri, kokiais čiužiniais tu domiesi, kokius tu batus perki. Ir paskui tos batus arba kitų gamintojų batus tau visą savaitę rodys. Mes tik niekada kažkaip tai su tuo nesusitapatinom, iš tikrųjų galvojom, tikrai man kitų batų reikia. Įsivaizduojat, ką jie padarė? Jie padarė taip, kad jie žinotų anksčiau, ko mums reikia. Jie tik pamatė, kad mes kažko tai domimės. Jie iš karto mūsų užvertė iš visų galų. Kodėl? Užvertė. Todėl, kad jie mūsų seka. Todėl, kad jie pastebėjo pirmi, ką mes žiūrim ir ko mes domimės. Ir jie staigiai pardavė mūsų duomenim tom kompanijom, kurios gamina batus arba kurios pardavinėja batus. Ir mes iš karto savaitę laiko matome tą reklamą. Ir iš tikrųjų, kada tu matai ir tau reikia, kažkiek tai reikia, ir tu savaitę laiko pamatai, žinot, ten tos sportinius batelius, galbūt kažkokius tai Adidas. Ir kada tu eidamas kokioj panoramoj, praėjai pro Adidas parduotuvę, tau įkrito į smegenis ir tu užėjai, mes net nežinom iki galo, kaip visa reklama yra sudėliota taip, kad paveiktų mūsų smegenis. Yragi 6 kadras. Aš esu pati girdėjusi, kaip yra užprogramuota reklama. Kada žmogus labai lėtai sako kažkokią tai tezę, o paskui ta tezė yra užgreitinta iki tokio greičio, kad mes net negirdim, kas ten pasakyta. O iš tikrųjų viską mūsų smegenis priima. Kokie ten bangų svyravimai buvo. Taip, kad tos reklamos paleidimas jiem yra labai svarbus, kad mes ją pamatytume, to labiau išgirdome. People Connection siūlo, atsakykite į visus klausimus, mes juos saugosime, mes juos surūšiuosime ir saugosime. O kada jiems bus kam nors įdomus, mes būtinai jūsų paklausime, jūs pakviesime. Ir būtinai jūsų duomenys išnuomosime. Ir jums už tai eis pinigai. Jūs galėsite nuomoti savo duomenys. Ir jūs galėsite iš tikrųjų turėti ateityje, galim net pasakyti, finansinę laisvę. Tačiau viskas priklausys nuo tos komandos, kurią jūs susikursite. Ir visų žmonių bus įvertinti duomenys pinigais. Tie duomenys brangs. Jeigu tik atsirado naujas šeimos narys jūsų šeimoje, jūsų duomenys pabrango, jūs turit grįžti ir būtinai ten įrašyti savo anketoje, kad pas jūs jau nebe 2 vaikai, o 3. Duomenys pabrango. Jūs įsigijote antrą mašiną, jūs turite grįžti ir parašyti. Jūs pakeitėte mašinos markę brangesnę, jūs turite grįžti ir parašyti, ir jūsų duomenys pabrango. Taip išmokyti savo partnerius. 3 žmonės, kada net nemokamai pasikviesti, nėra ką veikti. Nejaugi
jūsų tarpe, jeigu jum šita idėja pasirodė logiška, kodėl nepasidalinti ją ir kodėl jūs galvojat, kad jūsų aplinkoje net 3 žmonės nesupras tos idėjos svarbumo? Antras dalykas, netgi ne tiek svarbumo to išraiškai, kad jūs būsite saugus, bet svarbumo, kas turi pinigų uoslę, pajausti, kad iš to galima gyventi nieko nedarant. Iš tikrųjų, tai, taip parazituojančiai labai skamba. Tačiau mes gal tiesiog savo smegenų nesukėm. Mes negalim gal tiesiog priimti tos informacijos. Mes patys save įtikinom, kad mums reikia dirbti nuo ryto iki vakaro, ateiti streso būseno, penktadieniais, yra darboholikų, kurie gali tik tai išgėrę butelį degtinės atsipalaiduoti ir toks yra mūsų gyvenimas, tik tai taip mes uždirbam pinigus. Tai žinot, pagal visus fizikos dėsnius kamanė turėtų neskraidyti, bet jin šito nežino. Jinai gimė ir aplink visos kamanės skraidė, užtat ir jin skraido. Tai bandykime, jeigu mūsų tėvai mums sakė, kad pinigai uždirbami tik labai sunkiai dirbant ir tai vos galima pragyventi, tai bandykime keisti tą supratimą ir savo smegenis įtikinti, kad yra kitas gyvenimo būdas. Iš tikrųjų, kaip daug kas dabar gali kur knygose paskaityti, ten rašoma. Taip, pinigai uždirbami juodų didelių sunkių darbų, tačiau dideli pinigai uždirbami lengvai. Pažiūrėkite į tai filosofiškai. Raskite šitam mūsų projekte tokią galimybę. Pasitreniruokite. Gal jūs kol kas ir negaunate pinigų gyvenime vien tik dėl to, kad nesusitvarkėte savo galvos. Yra labai įdomi tema ateičiai. Kodėl reikia dalintis? Na vėlgi, pasakiau, kodėl reikia dalintis, dėl to, kad aš manau, kad mes neturim teisės lieti, kada žinome. Kada žinome gerą idėją ir kada tylime ir niekam nesakome, mes apvagėme patys kitus. Mes neturime teisės nuslėpti geros idėjos ir pagalvoti, kad kažkam tai bus neįdomu. Žinote, mes esam skirtingi ir jeigu jūs atėjote, pavyzdžiui, skeptiškai, sunkiai šitą projektą ir supratote galbūt tik po savaitės, tai nereiškia, kad jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie lygiai taip pat ateis į projektą arba kurie lygiai taip pat pasakys ne. Mes nežinome kitų žmonių visiškai. Ir reikia pabandyti, kad sužinoti. O nereikia sakyti savo nuomonės, kad aš žinau, pas mane niekas neis. Labai daug žmonių iš karto tai pasako. Jeigu jūs norit, kad jūsų gyvenimas pasikeistų, jūs turit patys imtis kažkokių veiksmų ir keistis. Antras dalykas, jeigu tik pasiryžot keistis, jūs turit žinoti, kad jūsų gyvenime atsiras kliūtis, kurias reikės įveikti, nes nebus lengva. Aišku, nebus lengva. Tačiau, jeigu projektas logiškai suprantamas, nugi nedurnystė yra, tai kodėl neužsiimti vietą šiuo momentu ypač, kada tas projektas tik startuoja? Yra galimybė per 6-8 mėnesius suburti didelę komandą. Komandos duomenų kaina ateityje lems jūsų lėšas. Nieko per daug nereikia, grioviukas nereikia. Nereikia, aš nežinau, naktim budėti ligoninėse ir gauti 300 eurų. Paskaičiuokite, jeigu aš dabar užėmu šitą titulą, tik penktadienį gavau 30 eurų šiandieną. Aš nekalbu pinigų, kuriuos aš gaunu užregistravus žmogų ir taip kiekvienas gauna iš savo pirmos linijos, kuris ateina biznio kelią, tau sumokama 50% nuo jo įneštų lėšų. Aš šitų pinigų neskaičiuoju. Aš šiaip dabar skaičiuoju, kada dar duomenys nenuomojami. Tai lai būna 4 tos savaitės po 30 eurų, minimaliai, lai būna. 120 eurų nieko nedarant. Paskelbiant vienam kitam pažįstamui ir užrašantį po savim. Ir paprašyti, kad ateitų paklausyti webinarą arba paklausyti kitų speakerių, kas supranta rusų kalbą, webinarus. Ir suprasti idėją. Ir gauti štai 120 eurų į mėnesį. Nu nežinau. Ar
yra logikos neateiti. Tai vien tik dėl to reikia dalintis. Taip, kad visi žinotų, kad nebūtume mes patys vagis ir negalėtume tos geros idėjos pasidalinti. Antras dalykas. Mes norime apsaugoti save, tai neškim gerą idėją, apsaugoti ir kitus. Trečias dalykas. Mes suteikiam galimybę užsidirbti patys, suteikime galimybę užsidirbti ir kitiem. Tai labai svarbu. Taipgi, nutarėm, supratom, idėją aiški, registracija. Šiandieną pasidalinsiu dar vienu dalyku, kas mane ištiko, dabar galvoju, aš registravau, šeštadienį žmogų registravau iš Norvegijos. Pas mane dar vienas 7 Rimgaudas užsiregistravo ir iškart pirko DSS. Mes registravom. Aš šiandien viską išaiškinau. Reikia išvalyti kukius, reikia išvalyti browserį, pasilikti tik 2 langus. Jisai registruojasi, aš jo nematau. Ir žinau, kad žmogus pasirenkęs DSS iš karto pirkti. Reiškia, jeigu aš jo nematau savo kabinete, kada jis registruojasi, ir jeigu jis sumokės, viskas. Jisai, jeigu aš nematau, aš prarandu DSS, aš negaunu bonusų ir jis kažkur nuskrenda į tuos laisvus vandenis. Aš padovanoju DSS kažkam kitam. Nu, iš tikrųjų, man biškį gaila, atvirai pasakysiu, nes savo darbu, aš noriu pati irgi turėti rezultatus, ar ne? Mes visi dirbame ir stengiamės, kad turėti rezultatus. Parašiau prezidento dešiniai rankai, Leilei. Sakė, Daina, tu pati išsivalyk kukius. Taigi tu jiem visiems sakai išvalyt kukius, taigi tu pati išsivalyk kukius ir tada pasižiūrėk, ar tu matysi jį savo kabinete. Ir iš tikrųjų, aš išvalau browserį nuo kukių ir aš pamatau šitą žmogų pas save kabinetą. Va, kaip yra svarbu atsiminti tokias mažas taisyklėlės iš mūsų praktikos. Nes jos sujaukia tavo būseną, tavo nuotaiką. Kam to reikia? Žinokim tas smulkmenas ir galim jas kartuoti kiekvieną webinarą, tai nepamaišys. Bet tai bus mūsų tiesiog taisyklės, mūsų įgauti nauji įgūdžiai dirbant šiame projekte. Ir jie nesugadins mūsų naujokam nuotaikos. Ir mums patiems. Taip, kad labai svarbu. Dar, kada ateinam į šitą projektą, va šitas pirmas registracijos lapas nuo tokių prasideda. Ir iš tikrųjų reikia praversti kokius, aš nežinau, 5 lapus, kad mes ateitume va tik iš šito lango. Būtinai pasakykite savo būsimam partneriui, kad po mygtukų registraciją, kada užpildai vardą, pavardę ir netgi prieš pildydamas vardą, pavardę, po mygtukų registraciją pasižiūrė, kas jį pakvietė. Ir mano ID numeris yra toks ir toks. Tu pasižiūrėk, kad ten būtų mano numeris. Pasižiūrėk, prašau, kad tai būtų parašyta. Ar angliškai, ar rusiškai, kokia kalba žiūri. Tave pakvietė, ID numeris toks ir toks. Vat mano toks. Jeigu tik ne toks, iš naujo valyk kukius, iš naujo dėk mano referalinę nuorodą ir iš naujo registruokis. Viskas. Šitą įgalą žmogui į galvą iš pat pradžių, kol jisai eina registruotis. Mes paskui turime daug nusivylimų, skundžiasi žmonės, eina iki mūsų prezidentų, patarėjų, iki Leilės ir prašo perregistruoti. Nu kam visos šito įtampos visos reikia gyvenime? Mokykimės šiek tiek keli žingsnius apskaičiuoti priekį, šiek tiek daugiau paaiškinti žmogui, kad turėti, tą atsipalaidavimo būseną. Užtenka gyventi tam stresė, neįmanoma, išprotėsim visi. Padarykim pirmus teisingai žingsnius. Pakvietė žmogus teisingas, anksčiau mums rašydavo vardą pavardę, būdavo lengviau. Dabar perduokit savo ID numerį. Užsiregistravo. Po registracijos žmogui ateina jo ID numeris į jo paštą pririšta ir jo pasvardas. Vėlgi, dar kartą pakartosiu, pasvardas ateina painus, aš siūlau jį palikti. Kuo painesni bus jūsų pasvardai į tokius projektus, į tokius kabinetus, kuriuose ypač kabinetuose pririštos piniginės. Žinokite, mūsų kabinetai yra labai patrauklus hakeriam, tai dabar gal pinigų nėra,
ateity bus pinigai, bus iš vis labai, kaip sakoma, mes būsim medus. O internete taip atrodo, kad mes neįdomus. Aš vėlgi pasikartosiu, aš internete intensyviai dirbu tik metus, bet žinot, mano intensyvumas, tai gal kaip kito žmogaus kokie 3 metai, dėl to, kad aš dirbu diena dienon nuo 8 ryto dirbdavau iki 11 valandų, kol aš čia viską išsinarpliau, nes atėjo mano nauja kryptis tiesiog mano gyvenime. Aš susikūriau tinklus, aš iš tikrųjų labai daug turiu tenai narių, Facebook'e vienam savo puslapį turiu 5000, jau mane leidžia registruoti draugų. Tai kas atsitiko? Aš pasidariau įdomi. Hakeriam pas mane 2 kartus laužėsi į mano Google. Aš dabar negaliu. Man Google'as 2 kartus atakas, kaip sakoma, uždėjo kryžių. Bet man pasiūlė apsisaugoti keliais žingsniais, apsisaugoti savo iš vis įėjimą į Google'ą, į Gmail'ą. Viskas pas mane 2 žingsniai, aš bet kaip neįeinu į savo kompiuterį, neatsisiuntus į iPhone programos, kuris man ateinant prašo ne tik į Gmail'ą mano pasvardo, tačiau aš dar turiu iš programėlės rašyti kodą, kuris priskirtas šitam projektui. Pas mane jau gal, nežinau, 10 projektų arba biržų įvairių, kuriais tik tai generuojamas kodas leidžia man įeiti į šitos kabinetus. Dėl to, kad aš jau pasimokiau. Tik mano kaina buvo labai maža. Man pavogė virtualios bitkoinų piniginės 100 eurų vertės bitkoinų. Aišku, aš labai sakiau, aš labai verkiau, tai mano buvo pirmi pinigai uždirbti internete. Man buvo labai skaudu, bet iš kitusės. Tai buvo kaina labai maža. Kas būtų, jeigu ten būtų 1000 ar 2 eurų? Aš nežinau, aš tikriausiai, nežinau, man gaila tokių pinigų iš tikrųjų, ypač kada tiek daug dirbi, ar ne? Taip, kad iš karto įsisaugokit šitą pasvardą ir aš siūlyčiau jį turėti sudėtingą. Susirašykite visur, visus linkus, visus pasvardus, padarykite nuotraukas ekraną ir saugokite per kelias vietas. Mūsų gyvenime daugėja pasvardų, mūsų gyvenime daugėja virtualių visokių kabinetų ir piniginių. Prašau į tai labai rimtai žiūrėti ir atkreipti dėmesį. Atsiuntė mums pasvardą loginą, iš naujo einam į kabinetą, norėdami užpildyti anketą ir tapti pilnateisės projekto nariais. Neužpildę anketos, nariais netampame, mes neįdomus niekam, tik tai savo. Ir mūsų duomenimis nemokamai prekiaujama. Tas pats, kas nesate projekte. Taip, kad vietoj ID rašote savo ID, nerašykite raidžių, registruojantis, rašykite tik tai numerį. Vėlgi, mano patirtį, vienas žmogus 3 savaitės neįėjo į kabinetą, mes visiems rašėm, jūs neįsivaizduoti, iškankinau visą mūsų suportą. Pasirodo, žmogus rašydavo ID ir numerį, dėl to mūsų neleisdavo. Įrašote sunkų pasvardą, iš tikrųjų, jeigu norite, paskui ateiti į kabinetą galite pasikeisti. Ir įeinate į kabinetą ir randate kabinete pasiūlymą, pirmoje eilėje užpildyti anketą, nes kitaip niekur neįeisite. Pradedate anketą pildyti, kadangi jūsų kabinetas visas užrakintas. Anketa labai paprasta. Anketoje mes pildom kol kas pirmą anketą ir esam šiam momentui visi partneriai, kurių yra virš 13 000, tik tai pirmą anketą ir užpildė. Jinai yra iš pagrindinių jūsų duomenų, jūsų lytis, jūsų gimtadienis. Labai siūlau atsakyti visus klausimus rimtai. Nepagailėkite tų 10 minučių. Daugiau tikrai nereikės. Atsakykite į viską, pasižiūrėkite ir visus klausimus užpildėt. Jeigu net yra klausimas ir tam klausime jūsų atsakymas ne, būtinai paieškokite, ar ten nėra atsidarius atsakymo viso skalės, ar ten nėra žodelio ne. Tai nereiškia, kad jeigu ne, jūs turite palikti tuščią langelį, nieko ten neparašę. Atkreipkite dėmesį, kad kairėje puslapio pusėje, kada atsidarot klausimai, yra jūsų klausimai ir prašoma, kad atsakytumėte tuos klausimus. Ir dešiniai pusėje yra. Nepraleiskite šito. Atkreipkite dėmesį, kada jūsų klausia išsamiai atsakyti ir jums duoda 8 variantus ar 6, būtinai pasinaudokite tą progą. Pilnai pagalvokite, ar tikrai negalite rasti 6, o gal tam 9 rūbų brandų, kuriuos jūs perkate.
aš garantuoju, kad mes visi galime tenai tuos brandus rasti. Tik tai negalėkite, pasikniskite po tuos atsakymus, kuriuos jums siūlo. Ir tikrai rasite, kuo daugiau atsakysite, tuo brangesni bus jūsų duomenys. Jie bus išsamesni. Jeigu ateity, kaip aš sakiau, praeis kiek laiko ir jūs atsimenamgi mes visi, ten nesunkus klausimai, ką mes jau atsakėm ir kas mūsų gyvenime pasikeitė, būtinai grįžkite į tą atsakymą ir būtinai iš naujo papildykite. Tai yra įmanoma ir kada vėl papildote, vėl praeinate visą anketą ir vėl paspaudžiate žalią mygtuką apskaičiuoti mano duomenis. Turėkite omeny, praėjus visus klausimus, paspaudžiamas žalias mygtukas apskaičiuoti mano duomenis. Mano žmonės anksčiau išeidavo, kai kurie iš kabineto galvoja, kad jie viską atsakė. Aš tai dabar biški matau, kad galbūt ir mūsų kabineto konfiguracija keičiasi, jūs daugiau negalėsite įeiti į kabinetą. Projektų pradžioje buvo. Neapskaičiavus duomenų, toliau ateiti į kabinetą ir jis buvo neužrakintas, tiesiog visas matomas. Gal dabar neleistų, bet siūlau pabrėžti, kad paspaudžiat žalią juostą ir jum iškrenta langas, kiek jūsų duomenys yra įvertinti. Pasižiūrėkite. Lietuvoje susidurs su to, kad maždaug 18-22 eurai yra įvertinti duomenys mūsų. Taip, tai yra labai svarbu ir ateityje mums bus pasiūlyta žymiai daugiau klausimų atsakyti. Tai va, tapome nariais. Kokias turim galimybės, ką mes gavome? Na, pirmiausia, iš tikrųjų, už registraciją dabar mes gaunam vieną datacoiną. Mes turime tokį vidinius taškus, vidinę valiutą, kurią sugalvojo mūsų prezidentas, tai yra dar viena jo svajonė. Dabar labai madingi, žinot, ir elektroniniai įvairūs pinigai. Elektroninių turim krūvą piniginių, bet dabar labai įdomus vyksta finansinis perversmas, kriptovaliuta. Taip, jų yra 400 šiam laikui, tačiau mes turim savo, kol kas vidinę, pavadintą data coinų. Data tai yra duomenys, o coinas tai yra tas kriptovaliutos dalis pavadinimo. Ir Fabrisas sako, jeigu mūsų bus 2 milijonai, 10 milijonų ir mes viduje vartosime šitą savo valiutą, tai kas mums neleis tada išeiti į kriptovaliutos biržą ir padaryti data coiną kriptovaliutą. Ir gal mes vartojom ją tik už 0,28 euro centus, taip jin dabar įvertinta mūsų viduj, gal ateityje jinai turės visai kitokią vertybę ir mes galėsime taip pat dar ir šitoj vietoj kažkada tai galbūt pelnytis. Taip kad toks įdomus žaidimas, kuris tiesiog darbas vyksta draivu, kaifu. Vat čia Fabriso būdas toks, suprantat, jis žaisdamas, svajodamas, kaifuodamas, daro didelį verslą ir suteikia galimybę ir mums visiems kartu eiti su juo ir daryti savo biznį. Fainai, labai fainai šiais laikais. Dar mato dovaną. Iš tikrųjų, pas mus yra atvira duomenų birža. Čianai žmonės, kurie blogai užsiregistruoja, jie patenka į tokius laisvus vandenis. Taip pat čia patenka žmonės, kurie galbūt internete randa, pavyzdžiui, mūsų puslapį ir ten yra registracija. Jis paima ir užsiregistruoja pas kompaniją. Taip, ir kompanija tada, kas registruojasi pas mus ir toj biržoje yra daug iš tikrųjų partnerių tokių, kapančių neaišku kur, jinai visą laiką buvo periodas, dovanodavo žmogui, kuris prisiregistruoja jau vieną partnerį, kurio duomenys yra įvertinti. Ir tokiu būdu žmogus atėjęs su nemokamu paketu, jis ateina ir gauna 3 referalinės savo nuorodas, gali pasikviesti 3 partnerius, bet jis dar gaudavo dar vieną partnerį. Jo elektroninį laišką, na, viskas tvarkoj.
Tvarkoj, parašykit man, prašau. Marija, parašyk, ar aš jau vėl girdžiuosi ir matausi. Kas galit man parašyti pliusiukus padėti, ar mane girdit? Prašom, tvarkoj. Tai va, taip kad gauna dovanų dar papildomai vieną partnerį ir jo elektroninį paštą mes galim susirasti rašydami suportą. Suportas suteikia informaciją tik iš pirmos linijos partnerių, kuriuos mes gavome, kuriuos mes galim nusipirkti. Mūsų datacoinais galime, yra laisvai biržoje prie kiekvieno partnerio jų duomenis. Ir mes už datacoinus galim, pavyzdžiui, partnerius ir nusipirkti. Datacoinus mes gaunam po savaitės darbo, po tie, kas eina biznio keliu, iš visi mėnesį gauna va taip dovanų pokis datacoinus. Taip, kad yra dar tam tikra birža, kur partnerius gali nusipirkti. Ateityje, suformavus labai didelę komandą, jūs, kada jums prireiks pinigų, iš tikrųjų savo komandą galėsit parduoti. Nu kas maišo? Su mielu noru aukščiau stovintis partneriai iš jūsų nusipirks ir pasididins savo didelės komandos kainą, kadangi nuo komandos kainos, pasikartosiu, ateityje jums didės atlygis už duomenų nuomą. Taip, einame toliau. Internetas, matot, kaip nusimuša, nors turiu labai stiprų internetą ir dabar darysiu dar vieną adapterį, nes matau, kad netempia ir mano dabartiniai žingsniai padaryti namuose. Jūs gaunate referalinę nuorodą. Atėję čianai, užpildė savo anketą. Iš tikrųjų, kas eina nemokamų kelių, gauna tokias referalinės nuorodas tik tai 3. Todėl labai siūlyčiau pasirinkti partneriais rimtų žmonės, kurie supranta apie projektą ir nerašykit bet ko. Aišku, visko būna. Ir man pradžioj buvo. Ir aš parašiau vieną labai stiprų. Jo, nežinau, kas šiandien yra, aš labai jūsų atsiprašau iš tikrųjų, bet negaliu įvardinti, kas čia vyksta. Taip, kad pasirinkite rimtus partnerius į savo komandą ir pastebėkite, kaip tie žmonės irgi pasikviečia žmonės, kad jie nesėdėtų ranką sudėję, kad vis dėlto jūsų komanda atėjus ir nemokamų būdų plėstųsi ir patikėkit, yra galimybė. Pas mus pradžioj yra atėjęs vienas vyrukas iš Rusijos, kuris nemokamų būdų 1000 žmonių yra subūręs projekto pačioj pradžioje, nes jis suprato iš karto, kad idėja yra kvapą gniaužinti ir kažkada tai jinai neš pinigus. Tai dabar nemokamas projekto vaizdas yra jums išdėstytas ir aš norėčiau sulaukti klausimų, galbūt svečių, kas jiem rūpėtų dėl nemokamo projekto. Ir paskui bandysiu greitai pasakyti esmę biznio kelio, ką mes šiai dienai galime daryti ir kaip galime užsidirbti jau šiai dienai. Tai būkit mieli, parašykit man klausimų, kas neaišku, kur matote sunkumus ir ką reikėtų galbūt dar jums, kokios pagalbos reikėtų jūsų partnerių, galbūt iš manęs ar iš mūsų visos kompanijos, kad galėtume įtikinti ir padėti jums susikviesti partnerius ir padidinti jūsų komandas. Na, nematau klausimų, tikrųjų kažkaip tai klausimų yra, kad aš šneku vieną su vienu. Vat kada kažkaip tai mes esam kartu, nežinau kodėl žmonės bijo paklausti, paskui rašo atskirai man į Skype'ą. Aš noriu jūs nuraminti ir pasakyti, niekados nebijokite klausti, nėra kvailų klausimų.
Jeigu jums tik kažkas neaišku, mano pareiga išaiškinti. Jeigu aš nežinosiu atsakymą, patikėkit su mano pareigos jausmu, aš šitą klausimą būtinai išsinarpliosiu pagal kaulelį ir būtinai paimsiu jūsų galų gale. Asmeninį Skype'ą jums atsakysiu. Arba jeigu vienam žmogui parūpo, reiškia gali būti, šitas klausimas svarbus kitiem. Aš būtinai kito webinaro metu garsiai apie šitą dalyką pakalbėsiu. Taip, kad padėkite savo ir kitiem, kur matote neaiškumus, būtinai klauskite. Matau, kad nėra klausimų, galbūt kažkas man parašys biški vėliau. Praeinam biznio klausimus. Mes turime DSS paketą. DSS paketas kainuoja 49,90. Tačiau žmogus, kuris užsiregistruoja, turi 48 valandas, kad šitą paketą įsigyti už 39,90. Kadangi mes jį mokam kiekvieną mėnesį, mes per metus sutaupysim 120 eurų, nemaži pinigai. Antras dalykas. Nemokėkite kitą mėnesį patys, jeigu jau nutarėt, kad jūs kiekvieną mėnesį mokėsite šitą mokestį, jums jis bus nuskaičiuotas, jūs įvedėt. Jeigu per laiką keičiasi jūsų duomenys ar baigėsi kortelės galiojimo laikas, kad neįvyktų nesklandumo, prieš mėnesį jau galbūt praneškite mūsų subartui. Ir jie patars, ką daryti. Man tai buvo su kortele, aš rašiau, nes mano kortelės galiojimas baigėsi. Man duomenį sutvarkė ir aš nepatyriau nuostolio. Nuostolis gali būti, jeigu jūs būsit sumokėję 3., 4. mėnesį, jūs gausite visai kitokius procentus iš kompanijos surinktų pinigų. Ir jeigu tik jūs nors 1 mėnesį nesumokėsit, jūs nugriūsite iš karto vėl į 1. mėnesio mokėtojus arba netgi nugriūsite į nemokamų partnerių gretas. O ten pinigėliai, aišku, bus mažesni. Reiškia, pirmiausia tai, priėmę rimtą sprendimą, jūs turite apsispręsti, ar eisit biznio keliu, ar jūsų tokia natūra, ar jūsų toks charakteris, ar jūs matote čia galimybės, o gal nematote, dar kartą reikia kažką pasiklausinėti ir įsitikinti, kodėlgi žmonės čia eina dirbti, biznį daryti, kodėl čia smagu, kodėl čia pelninga ir padaryti sprendimą, kad paskui nesigailėti. Pas mus yra iš tikrųjų partnerių rimtų, kurie tą sprendimą priėmė vėliau ir dabar moka 49,90 kiekvieną mėnesį. Na, bet jie šią dieną daugiau ir uždirba, tai kaip sakoma. Bet vis tiek, kodėlgi tas 10 eurų turi būti mum į minusą, kada galėjome mokėti mažiau. Man tai visą laiką kažkaip tai, aš apie tai pagalvoju. Ką gauna žmogus atėjęs į biznio kelią? Pirmiausia, DSS paketas tai bus jūsų laiptelis pagrindinis į 2. biznio pakopą, kurioje atsidūrus jau dabar pradedat gauti pinigus. Be DSS paketo jūs nenueisite į tą 2. laiptelį. Pagrindinis dalykas. Antras dalykas. Atėjus ir pasiėmus biznio paketą, aišku, jūs kiekvieną mėnesį gausite jau ne vieną datacoiną, o kiekvieną mėnesį, kada jums bus nuskaičiuoti pinigai, jūs gausite 5 datacoinus. Primenu, pinigų patys 2. mėnesį nemokat, jie bus nuskaičiuoti. Jūsų pareiga, kad ten būtų pilna suma, euro trūks, pinigai nenusiskaičiuos. Jūsų įdirbis nuo šunio nuodėgos ir pajamos sumažės. Taip, kad per laiką suprasite, kad tai yra labai svarbu kontroliuoti, kad tikrai tą dieną būtų pinigų. Ką gaunate dar? Jūs gaunate papildomai 24 referalinės nuorodas pasikviesti į komandą į 1. liniją žmonių. Pirmiausia, tai galimybė įploti, plėsti komandą, didinti komandos pinigus, savo komandos pinigus. Antras dalykas, kuo daugiau žmonių jūsų 1. linijoje, tuo didesnis procentas, kad 1. linijoje bus lyderių, kurie taip pat norės eiti biznio keliu. Nes iš 3 žmonių, sakykime, 1%, kad eis su jumis ir darys biznį. Tai žinot, kažkaip nebus taip, kad tas
1%, tai kiek čia? Trečdalis žmogaus? Nes vienas žmogus tai yra 30%. 303. Jo iš 3. Bet jeigu jūs pirmoje linijoje turite 100 žmonių, tai jau 1% jau yra vienas žmogus. O paprastai ne 1% būna. Paprastai tas procentas iš visų tikimybės procentas yra didesnis. O čia dienai mes turime gan stiprius lyderius, kurie įvaldė internetą, įvaldė visas gudrybės. Ir šią dienai visi mūsų sponsoriai žino, kaip paskatinti visus naujokus, kurie ateina ir iš karto nusipirka DSS. Mes turim galimybę tokiam naujokui, kuris užsiregistravo ir iš karto paėmė paketą, mes turim galimybę jam padovanoti į jo komandą iš karto 12 partnerių, kurie bus užpildę anketą ir jau kurie ateis su pinigų srautu. Tai pagalvokite, jeigu ir 10 partnerių jis gauna dovanų nuo savo sponsoriaus pirmą mėnesį, tai yra maždaug komanda padidėjo 100 eurų mažiausiai, jeigu duomenys yra 10 eurų jo įvertinti. Taip, tie žmonės būna iš įvairių pasaulio šalių, iš Rusijos, iš Vokietijos, iš Bulgarijos. Mes jų galime elektroninius paštus susižinoti iš mūsų suporto, galim jiem nusiųsti laišką ir tikrai su kažko susipažinus toliau plėtoti veiklą. Kas ten žino? Gal žmogus atėjo, jis pasiruošęs dirbti, tik tai jisai ne ten papuolė. Ir taip gavosi, kad jis dabar papuolė po jumis. Ir gal visai nereikės su juo susirišti. Jis ir taip po savim statys komandą. Taip, kad yra tokia akcija dabar vykdoma. Turėkite omeny, kad sponsoriai dirbate pas mus ir nežinote apie tai, kreipkitės į aukščiau stovinčius sponsorius, blogiausiu atveju mane galite kreiptis. Čiate galite parašyti, duosiu savo asmeninį Skype'ą, daug kas žino, Daina 0430 šitą akciją papasakosiu, apie šitą akciją. Taip, kad turit jau kažkokį palaikymą. Ką dar gaunate? Jūsų kiti procentai, kada bus pinigų pyragas dalinamas. Kaip vyksta pinigų dalymas? Kompanija pinigus dalins kiekvieną savaitę. Nebent šiai dienai taip yra. Gauna kompanija pajamas, 25% atsėda savo reikmėm, 75% kompanija atideda ir atiduoda partnerių kas savaitę. Iš tų 75% vėl pasiskirsto du dideli gabalai. Vieną gabalą vadina socialiniu pūlu, jis yra 25%. Kitas didelis pyrago gabalas vadinamas liberaliniu pūlu. Ten yra 75% pinigų. Visi tie, kurie ateina nemokamai dirbti, kiekvieną savaitę gauna iš socialinio pūlo 5% ir tarpusavį dalinasi. Žmonės, data starteriai, kurie nusipirko DSS paketą ir moka pirmą mėnesį, jie taip pat gauna 5%. Bet tie 5% jau kitas gabalas pyrago. Ir šito gabalo jau dalinasi tiek DSS, kiek jų yra šiai dienai, kurie moka pirmą mėnesį. Kas antrą mėnesį moka, jau jų gabalas bus 7,5%. Ir juo dalinsis tiek DSS narių, kurie moka antrą mėnesį. Trečią mėnesį mokantiem procento dalis yra 10%. Pyrago gabalas dar didesnis. Ir juo dalinasi tiek žmonių, kiek trečią mėnesį moka šį mokestį. Ketvirtą 12,5, penktą 15. Ir jau nuo 5 mėnesio, kiekvieną mėnesį eina 15% iš socialinio pūlo, bet juo dalinasi tiek žmonių, kiek moka 5 mėnesį, arba 6 mėnesį grupelė žmonių, arba 7 mėnesį. Tai atskiros grupelės. Ką dar turim? Jeigu mes į savo pirmą liniją, kodėl svarbu turėti lyderius pirmoje linijoje? Jeigu mes į savo pirmą liniją pasirašome žmogų, kuris taip pat nusipirka biznio paketą, mes nuo to paketo gauname 20 eurų. Iš karto, momentaliai mūsų kabinete atsiranda tik tai 20 eurų yra išreikšta datacoinis. Tai man rodos kažkur tai 71 datacoinas. Iš karto nukrenta jums pinigai.
reiškia, 2 partnerius tokius pasikvietę, jūs iš karto skaitykit, kad nebemokate už savo biznio galimybės. Ir noriu pasakyti, kad kur mes neįtume į kokius tinklinius marketingus, norim gauti iš kompanijos kažkokius tai binarinius bonusus, kažkokius tai kitokius visokius nuo apyvartos bonusus, tu turi būti aktyvus. Kad būtum aktyvus, kiekvieną mėnesį turi sumokėti ir nusipirkti prekes, jeigu kompanija prekiauja prekiamis. Ir paprastai tai būna nemaži pinigai. Norint eiti rimtesnių biznio kelių, tie pinigai būna ir apie 100 eurų į mėnesį. Statyk komandą ir nebus sunku tą 100 eurų išleisti. Bet paprastai pradžioj būna labai sunku jos išleisti, nes komandų staigiai nesistato. Čia reikia tik 2 žmonių. Jūs išgirskite, ką aš jums sakau, ir patikėkite mano praktiką. Nes, man ne 20 metų. Turiu ką pasigirti. Suvalgiau daug druskos gyvenime. Taip, kad tik 2 žmonės pasikvietus, jūsų pinigai nusinulina. Jeigu jūs pasikvietėte 6 tokius biznio partnerius į pirmą liniją, jūs tampat data mineriu. Vat nuo šito kelio prasideda kitos dalybos. Ir kiek jau jūs toliau kviesite tą pirmą liniją, nuo kiekvieno iš jų 20 eurų jums kiekvieną mėnesį. Ir kažkokiu tai būdu jūs garantuosit kiekvieną mėnesį savo tą pajamų gavimą. Jūs mokėsit kiekvieną mėnesį, jūsų procentai iš to didžiojo pyrago didės ir jums bus, kaip ir rimtai pagalvojus, neaktualu sustoti arba nemokėti. Nes jūs nukrisite vėl į kalno papėdę ir vėl, jeigu norėsite pradėti siekti piniginio atlygio, turėsite iš naujo praeiti šitą kelią, kam to reikia. Geriau kiekvieną mėnesį pasitikrinti, kad tikrai būtų pinigai ir juos sumokėti. Tačiau iš kitos pusės geriau pasistengti ir padirbėti, kad tavo visi partneriai būtų mokus. Antras dalykas, reikia turėti daugiau partnerių, nes jeigu vienas kitas sušlubuos, kad jų būtų jūsų komandai ne mažiau negu 6, nes jūs galite pasiekę data miner tokį lygį, jūs galite vieną gražią dieną paimti dėl vieno partnerio, kuris nepaskaičiavo ir eurų mažiau paliko savo kreditiniai kortelėje arba Mastercard kortelėje, kuri buvo pririšta, taip? Dėl tokio vieno žmogaus jūs galite nukristi į nemokamų partnerių būrį. Bus labai skaudu. Todėl rimtam žmogui, kuris iš tikrųjų labai čia viską apskaičiavęs ir žinote, supranta visą esmę, iš tikrųjų labai reikėtų prasikontroliuoti viską šitą. Reikėtų, kad nebūtų įtampos, turėti vis dėlto daugiau partnerių. O kad turėti daugiau partnerių, tai labai smagu, kada jūs kiekvieną mėnesį gaunate po 24 naujas referalinės nuorodas. Kiek jūs galite žmonių pasikviesti į savo pirmą lygį? Todėl šitas aspektas labai svarbus. Dar noriu pasakyti, jeigu jūsų partneris moka ir ne 309,90, o jis vėliau nutarė tapti, DSS paketo turėtojų, jisai mokės 49,90, bet jūs nuo jo vis tiek gausite 20 eurų. Nebus 50% ir negausite daugiau. Šitą irgi turėkite omeny. Labai svarbus aspektas. Taip, dabar, jeigu jūsų būry šitų 6 žmonių vienas tampa data mineriu, tai jum niekas nesikeičia. Jisai neiškrenta iš DSS būrio, nesiskaito, kad jūs dabar turite tik tai 5 data starterius ir jūs galite patiruoti data minerio titulą. Ne, jeigu jūs turite 6 data minerį, viskas tvarko, jis lygiai taip pat moka kiekvieną mėnesį, jis lygiai taip pat skaitosi kaip jūsų biznio partneris, kurių 6 reikia jūsų kvalifikaciją apginti. Viskas čia bus tvarkoje, nepergyvenkit. Dar vienas dalykas. Jeigu po jumis yra žmogus pirmoje linijoje nenusipirkęs DSS, tačiau žmogus nusipirko. Jūsų antros linijos žmogus nusipirko DSS, o jo partneris, sponsorius nenusipirkęs. Tie 20 eurų ateis jum, tačiau šitas antros jūsų linijos partneris, kuris nusipirko DSS paketą, neįeis į tą skaičių, kuris reiks jums dėl DAT 1 kvalifikacijos. Iš jo ateis jums tik pinigai. Gal paskui pirmos linijos jūsų partneris susigundins, kad pro šalį praeina tie 20 eurų,
nu ir taps data starteriu. Jūs būtinai va tokius atvejus savo pirmos linijos žmonėms pasakykit, jeigu tik pamatysit tokią situaciją. Dabar žiūrėkit, data minerių bus kelios stadijos. Jau data mineris 2 priklausys nuo apyvartos jūsų komandos pinigų. Tai yra, kiek jūsų komanda išleis per mėnesį, kiek nusipirks paketų, galbūt kiek nusipirks data coinų, kiek nusipirks žmonių iš laisvos rinkos. Visi šitie pinigai sueis į vieną krūvą, ką išleido jūsų komanda paėmės, ir tos komandos apyvarta turi būti 3250. Man rodos, kad jau jūs taptume data miner 2. Kas yra data miner 2? Na, gaunate tos 50%, bet faktiškai 20 eurų gaunate iš savo tiesioginių biznio partnerių, kas mėnesį 15% gaunate iš socialinio pūlo, tačiau vėlgi dalinatės tik su data miner 2. Kiek jų bus tai dienai? Ir ką jūs gaunate? Data mineris 2 jau gauna nuo to didelio pyrago gabalo liberalinio pūlo, jis jau gaus 60% ir tuo didžiuoju gabalu dalinsis su savo tik tai tais to lygio data miner 2 partneriais, kurių tai dienai bus. Tik tai jie pasidalins to gabalu. Ir matote lentelėje, kad nueina iki 100%. Iš tikrųjų viskas bus pririšta prie didelių apyvartų, bet jos nebus sapnas, jos bus įmanoma. Na, ir kabinete galite matyti mūsų biržas, mes galėsim data coinus parduoti nebūtinai po 0,28 euro centus. Už tokią kainą mes jūs galim pirkti mūsų kompanijai ir pirkti iš mūsų kompanijos. O iš tikrųjų tarp partnerių kažkam, jeigu reiks, prašau, data coinų, aš galiu ir brangesnę kainą pasiūlyti, jeigu tai jiem bus svarbu. Na kągi, ir yra parodoma, kaip iš tikrųjų žmogus gauna už savo DSS portfelį 24 referalinius nuorodas kiekvieną mėnesį, gauna savo referalinę nuorodą ir ateityje, jisai gauna, reiškia, pasidalinimui skirtus banerius, video filmukus. Šiai dienai lietuvių kalbą neturime, bet aš manau, greitoj ateityje mes daug medžiagos jau pradėsim turėti lietuvių kalbą. Aš irgi tą patį darau, aš verčiu, bet, kaip žinia, galo krašto nėra, informacijos labai daug. Na, lentelės elementarios, matematiką aš labai myliu, visiems irgi siūlau pradėti mylėti matematiką, nes tai yra smegenų gimnastika ir labai reikalinga aplamai gyvenime. Čia tiesiog matematiškai sudėliota. Kiek jūs galite uždirbti? Na tai, man tai pirmoko lentelė, nes mes kiekvienas tą lentelę galim pasidaryti. 10 žmonių turiu, gaunu 200 eurų į mėnesį. Turiu 20 biznio partnerių, gaunu į mėnesį 400 eurų, o pats sumoku tik tai 40. Vat ir visa matematika. Pradžiai padirbėkime, kol dar projektas nenumoja mūsų duomenų, jau yra galimybė užsidirbti. Tai čia vienas dalykas, tai čia vieni pinigai. O mesgi pradedam, data miner vienas pradeda gauti vat iš to liberalinio jau pūlo pinigus. Tai šią dieną aš ir pasakiau, mano prisiregistravus tai 5, man šiandien įkrito 32 ar 303 eurai išvertus iš data coin. Tai vat ir pinigai. Pasitikrinsim dar pas Mariją ryto. Taip kad yra galimybė jau projektų pradžioje. Mažai kur taip yra. Net nuėjus į tinklinį marketingą, mažai kur taip yra, reikia gerokai daugiau padirbėti. Todėl siūlau iš tikrųjų prasiklausyti dar, įsigilinti ir pasižiūrėti. Tai vienas iš lengviausių būdų ateiti ir pradėti iškart biznį, kol mes surinksim komandą didelį ir tada jau pradės eiti tikrai pasyvus dideli pinigai. Taip, kad viskas. Rašykit, ar turi dar kokių klausimų, nes iš tikrųjų prezentacija šiek tiek gal ir ilga. Iš karto atsiprašau jūsų už tam tikras transliacijos klaidas. Turiu didelę garbę su jumis susipažinti, jums vesti webinarus, pastoviai bendrauti. Laukiu jūsų mūsų Skype chat'e bendrame. Užduokit klausimus. Ir kągi, ačiū labai jums, kad išlaiko dėmesį ir būnate kartu. Ir matau, kad klausimų nelabai yra. Visiems gero vakaro ir lauksiu jūsų ketvirtadienį jau naujam
Lietuvos webinaro pastoviam kambarį. Ačiū visiems ir sudie.